Po 7 valandų kelio atvykom į pradžios tašką Dumbas miestelį. Dumbas, kaip sako jie. Laukia 6 dienos ėjimo, lipimo į viršų, prasto oro ir kritulių ir 4 arba 6 km skilimo, žiūrint pagal kurią programėlę. Ir švari siela ir protas pabaigoje. Palapinės atrodo taip. Savo stačiau antrą kartą gyvenime. Tai matosi iš blogo sutampimo, bet padarėm, ką galėjom geriausiai. Getsko guolis, paruoštas ramiam šiltam miegui prie upės ošimo ir visiškai šalia srauni kalnų upė. Laukia man asmeniškai nemaloniausia žygio dalis, tai yra bridimas per ledinį vandenį. Pakankamai plati upė, bet daug akmenų. Bus galima kelis kartus išlipti, pasišildyti. Nu gerai, bandom. O, žinok, taip ir galvojau, kad šalta bus. Atspėjau. Gerai, pirmą akmenuką pasiekiau. Getsko, manau, nebriso, jis perplauks tiesiog. Ne, kol kas laikosi bridimo strategijos. Praėjom šiokį tokį lietų. Buvom užsimetę nuo lietaus aprangas. Dabar vėl lenda saulė, oras dažnai keičiasi. Visiška stichijos ir gamtos malonė. Aplinkui nieko nėra. Kalnai, tundra, paukščiai ir mes dviesi. Daugiau nieko nematyti. Tik mes ir mūsų mintis.
sistemą vandeniui pasiruošti. Vienas bambalys su vandeniu iš upelio. 0,22 mikrometro filtras. Ir antras butelys jau filtruotam vandeniui. Aplink vien tik tai riedulynai, didesni, mažesni, tai tokiu paviršium po truputį keliaujam. Greitis nedidelis, koja už kojos. Į kalną liko dar pakankamai nemažai, bet nuo ežero jau atsispyrėm, gerą valandą kelio. Šiek tiek įsibėgėjom. Aišku, matau, yra papildomų kliūčių tarp akmenų. Žinau, kiek matosi, kiek ne. Yra papildomos properšos. Tai reikia ypatingai dar žiūrėti, kreipdėmėsi, kad į jas nesulysti. Čia pakomentuoti sudėtinga praktiškai. Pasiekėm viršūnę, to užlipsim. Milžiniškas skardis. Šiek tiek ledyno, akmenų apačioj. Žydri ledyno tirpsno vandenis. Negyvos uolos. Verta buvo užlipti. Šiandien bent jau pirma dienos pusė atrodo taip, iš palapinės. Po vakar sunkios dienos reikia atgauti jėgas, pailsėti. Stebim dar vieną žygeivį su palapinė pačioj slėny. Oras nuostabus. Pats metas papusryčiauti. Baiginėjom tvarkytis. Baigiam šios dienos savo poilsį, 3:30. Sprendėm dar šiek tiek pait, padarysim porą nedidelių praėjimų. Ir artimiausiam keliom dienom turim planų, priklausys nuo oro, reljefo ir taip toliau, bet dar šį bei tą nuveiksim iki važiuojant namo. Vakar pabuvojom ant tos aukščiausios viršūnės, per kairę pusę nusileidom, o čia visiškai iš kitos pusės, tiksliau iš apačios. Ir šitie sniegai tirpsta, sniegai ledai ir subėga į ežerą, iš po to jau žemyn. Iš ten atėjom ir išeidinėjom per perėją į naują slėnį. Vėl ežerai, tiksliau įvairios vandens ir akmenų formos. Aplinkui, vat, kas yra šita vieta.
Užlipom ant vienos iš kalnų perėjų. Gana švelnus vasaros brizas, sėkmingai keliausim toliau. Šiandien pusę dienos kažkur tai lyja, tai taip ir einam per lietų. Bent jau pats kelias šiek tiek lengvesnis, nebereikia per riedulius ristis. Tai ieškosim už kokio pusvalandžio vietos nakvyniai, statysim palapinės, lysim vidun ir šiandien užteks. Truputį lynoja, šiek tiek vėjas pučia, bandom palapinės pasistatyti, sakom, gal jau užteks žygiuoti. Kiekviena diena savai įdomi, su savais iššūkiais. Šiandien toks. Nakties audrą atlaikėm sėkmingai. Nei vėjas, nei lietus, niekas jokios įrangos nesugadino, naktį nereikėjo lipti, tvarkyti. Šioks toks langas be lietaus, tai eisim jau link paskutinės savo stotelės, link traukinio stoties. Vėl leidžiamės žemyn į miškų juostą. 5 dienas nematėm tokio vaizdo. Grįžtam iš ten, iš kur pradėjom. Truputį užbaiginėjom